Tai labas vakaras visiems. Jūs jau matau, kiti užsimeditavot. Nes iš tikrųjų čia yra jau sukurta kuris laikas erdvė, kurie kiek kitokia, negu kad jūs iki šiol gyvenat. Tai va, jinai paruošta darbai. Ir reikalinga tam, kad jūs atėję, kaip aš sakau, iš gyvenimo, iš įprastų vibracijų, jas šiek tiek padidintumėt, paaukštintumėt ir kad visi pratimai ir visi mokslai būtų kažkiek tai naudingesni. Žodžiu, galima, sakykime, kaip jūs žinot, mokytis iš knygų, galima iš paskaitų įrašų. Jautresniems žmonėms, kurie sugeba įsijausti tą erdvę, gal tai ir pavyksta, bet jeigu jūs norit gerai išmokti, sakykime, valdyti savo atitinkamas energijas, savo struktūras, tai visada verta pabūti kažkokiam tai vienam seminare, kur dirba ne tik tais mano, ne tik tai jūsų, taip vadinamoji energetika, bet ir yra jungtinė grupės energetika, apie kurią tikriausiai visi esat girdėję. Ir kad jinai ne tik, kad nesusideda, bet susidaugina iš tikrųjų. Ir kuo didesnė grupė žmonių, ypač vienaminčių susirenka, tuo didesnė susidaro jėga ir atitinkamai lengviau dirbti. Tai aš manau, visi pajausit skirtumą, kada bandysit, sakykime, kažką tai pakartoti namuose. Po vieną pamatysit, kad sekasi kiek kitaip. Tai va, nustebti nereikia, nes sakau, čia būtent dirba tas vadinamasis grupės efektas. Tai dabar darbas jis tai vyks ir toliau. Žodžiu, dirbsim tokiu stilium, kad aš paaiškinu kažkiek tai teorijos, paaiškinu, kaip padaryti, sakykime, tam tikrus pratimus, kas ir kodėl ten vyksta. Per tą laiką mes pailsim arba sakykime, pasiekiam taip vadinamą darbinę būseną, arba, sakykime, savo tas padidintas vibracijas. Taip, kad kiekvieną kartą, sako, vargu, ar mes kipsim iškart į darbą per 5 minutės, bus kiek tai laiko, žodžiu, nurimti, susiharmonizuoti. Aš per tą laiką pasistengsiu užimti. Tai va dabar pradžiai, kol jūsų grupė šiek tiek susivibruos, susiharmonizuos, aš tuo pasinaudosiu ir paaiškinsiu šiek tiek teorijos, kad jūs tiesiog suprastumėt, ką jūs darote, ir gal kai kam ir akis atsivers, kodėl taip vyksta kažkas gyvenime. Tiesiog paaiškinsiu savo pasaulio supratimą, savo kosmogoniją, kaip aš ją suprantu, kaip aš ją atradau. Bus kažkokių ir galbūt logiškai paaiškinamų faktų, ir kurie ypač vyram patinka. Žodžiu, dėl ko jie galbūt geriau pradeda vertinti ir pačią ezoteriką. Kai supranta, kad joje ten, sakykime, fantastikos yra pakankamai mažai, yra tiesiog per mažai žinių. Tai ir pradėsim tada. Pradėsim nuo pasaulio sukūrimo. Kaip sako, kaip ir prasideda visos pasakos, o buvo taip.